Sveiki. Jeigu jūs esate užsienyje ir negalite prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos Moodle, darau jums trumpą pristatymą, ką reikėtų padaryti, kad galėtumėt prisijungti. Nueinam į interneto naršyklę ir surenkam adresą urban-vpn.com. Ir pasirenkame nemokamai atsisiųsti programėlę. Palaukime, kol programėlė atsisiūs į kompiuterį. Ir tada bandom ją atsidaryti. Leidžiam kompiuteriui suinstaliuoti šitą programėlę. Ir tada atsidaro dar papildomas langelis, paspaudžiame žingsnį Next ir instaliuoti. Šitą programėlę leis jums pasirinkti lietuvišką VPN adresą ir tada galėsite jungtis prie nuotolinio mokymosi aplinkos Moodle. Taip, šitą langą uždarau ir laukiu, kol programėlė bus suinstaliuota. Baigiam instaliavimą, galime uždaryti mūsų programėlę. Ir štai matote, atsidaro programos langas. Sąraše jums belieka pasirinkti, susirasti Lietuvą ir paleisti, kad jūsų kompiuteris pradėtų veikti su lietuvišku VPN adresu. Palaukiam. Taip, ir kaip matote tokį rezultatą, tai reiškia, kad jūs galite jungtis prie nuotolinio mokymosi aplinkos Moodle. Tai yra, einame į Vilniaus suaugusiųjų mokymo centrą, pasirenkame nuotolinį mokymąsi ir vedate per Microsoft mygtuką, vedate savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Sėkmės, tikiuosi, kad jums pavyks.